Triomet. Tai Jonai, kaip pats jautiesi ir ar pasirengę žaisti? Aš visada pasirengęs. Jaučiuosi gerai, mano komanda irgi jaučiasi gerai, visi ruošiamės, geras treniruotis, pasiruošę pergalę. Kaip koja? Dar šiek tiek skauda, bet tikrai žaisiu visą jėgą ir manau, iki rytojos varžybų dings viskas. Užduotį palengvina tai, kad Barcelonos keli žaidėjai yra sužeidę ir nežaidė? Manau, jie yra vienodi žaidėjai, tokioj komandai visi žaidėjai gali žaisti gerai. Mes ruošiamės, nežiūrim tai, kad neatvyks kažkas, o čia bus lengviau, mes ruošiamės kautis su tokia pat stipria Barcelona. Ir treneris tą patį traktuoja. O prisiminant pirmas rungtynes, ką reikėtų daryti kitaip, ko reikėtų nekartoti jų klaidų? Kaip žaisti tai? Galbūt pradžią mes tada žaidėm labai gerai, bet ant galo paleidom, gal koncentracijos trūko visom 40 minučių. Gal daugiau susikoncentruoti. Vienas treneris minėjo, kad pirma tokia pergalių serija. Kai jis pergalės iš eilės, komandoje keičiasi kažkoks vis tiek požiūris, pasitikėjimas. Kaip jūs jaučiatės, kaip žaidėjai jaučiasi po pergalę? Aš buvau šiek tiek ir išklytas, tai matau, kad žaidėjai tikrai gerai jaučiasi, visi labai nuotaika ir tokia atmosfera klube yra visai kitokia. Visi laimingi, dar jeigu ketvirtą pergalę, manau, galėsim išlipti iš tos duobės. Jonai, ar tiki, kad Cibona gali nugalėti Šolę, nes treneris buvo pesimistiškai nusiteikęs šio klausimu? Aš manau, visko būna. Visko tiek pat nėra neįveikiamos komandos. Čia nuo pačios komandos priklauso, kaip jie žais, kaip jie bus nusiteikę mūsų varžybose.